Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir jūs tik pažiūrėkit, kaip čia viskas gražiai atrodo. O atrodo taip gražiai nebereikalo, o todėl, kad viskas čia veikia su Ray Tracing varikliuku. Neįsivaizduoju, kaip išversti tą dalyką lietuviškai, na turbūt ir jūs tikrai ne vienas turite kokią nors vaizdo kortą su užrašu RTX, tai jeigu jūsų vaizdo korta turi prierašą RTX, turbūt ir žinote, ką reiškia tas vadinamas Ray Tracingas. Tai šiandien pabandysim įsirašyti Photonics, man atrodo, Ray Tracing varikliuką, kad, na, Minecraftas veiktų kaip tikras wow žaidimas. Tai prieš pradedant pamoką paprašysiu paspausti mygtuką patinka, jei pamoka tau patiks. Na ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai kaip matote, čia visai nemažai dalykų prisikaupė, bet pirmiausiai dar prieš pradedant įrašyti, mes turim įsitikinti, kad mūsų kompiuteris palaiko taip tą vadinamą ray tracinimą. Ir, na, pats paprasčiausias būdas tai padaryti, tai tiesiog keliauti į paiešką ir parašyti įrenginių tvarkytuvę arba Device Manager. Tai va, kaip matot, pas mane parašyta čia. Tai jeigu pas jūs anglų kalba, jums reikia rašyti taip. Pas mane, kadangi lietuvių kalba, yra įrenginių tvarkytuvė, tai tiesiog spaudžiam čia. Jeigu išlys toks langas, neišsigaskite, tiesiog spauskit gerai. Ir atsidarė mūsų įrenginių tvarkytuvė. Tai dabar mums reikia surasti rodyti adapterius arba video adapters, man atrodo, angliškai bus užvadinta. Ir čia šalia yra toksai paukščiukas. Tai, kaip matote, pas mane yra Nvidia RTX 3060. Tai RTX identifikuoja, kad mano vaizdo plokštė kompiuterio palaiko tą vadinamą ray tracinimą. Jeigu turit AMD kompanijos vaizdo plokštę, tai, na, aš nežinau, kokios tiksliai palaiko. Labai rekomenduoju tiesiog nusikopijuoti savo vaizdo plokštės, na, tą pavadinimą ir parašyti į Google ir paklausti mūsų protingojo Google, ar mano vaizdo plokštė palaiko ray tracinimą. Tai, kaip matot, jeigu turit tik tais, pavyzdžiui, Intel va tokią, tai jau tikrai nepalaiko. Na, dėl AMD sakau tiksliai nežinau. Tai tiek čia, galim uždaryti, kaip matot, pas mane RTX, tai palaiko. Ir dabar galim pereiti prie pačio modo įrašymo. Gerai, tai pirmiausiai viską reikia įsirašyti. Aš jau čia esu viską susidėjęs, jūs dar nieko neturit, todėl keliaukit į aprašymą, ten yra paliktos nuorodos. Ir pirmas dalykas, tai yra įsirašyti fabriką į mūsų kompiuterį. Jeigu nežinot, kaip tą padaryti tiksliai, yra padaryta pamoka, tiesiog paskrolinkit, paieškokit YouTube'ai ir tikrai esu apipasakojęs, aprodęs, kaip įsirašo fabrikas. Toliau keliaujam ir pagrindinis mūsų modas, tai Photonics Ray Tracing Engine. Tai nuoroda, kaip ir sakiau, vėlgi bus palikta aprašyme. Tiesiog spaudžiam čia download, pasirenkam žaidimo versiją 1.21.4, veikia tik ant fabriko, spaudžiam download ir atsisiunčia. Lygiai taip pat turim Sodiumą, spaudžiam download, pasirenkam žaidimo versiją 1.21.4. Gaila, kad, na, nėra ant šiek tiek aukštesnės versijos, bet ką padarysim. Tuomet platformą vėlgi renkamės Fabric, spaudžiam download, lygiai tas pats su Iris, lygiai taip pat su BSL. Lapinas iš ateities kalba, tai su BSL ne visai viskas taip pat. Kaip matote, tenais, kur yra parašyta versija ir šalia tos versijos yra apačioje mygtukas, tai spauskit šitą, to viršutinio nespauskit, atsisiųsit naujesnę versiją. Ir žinoma mod meniu. Galiausiai turim Fabric API, tai vėlgi spaudžiam taip pat, Select Game Version 1.21.4 ir vėlgi paspausim Download. Viską nusimetam ant darbalūkio, kaip yra pas mane ir tuomet jau galime tęsti. O kad tęsti toliau, tai pirmiausiai turim pasileisti fabriką dėl viso pikto, kad nekiltų kažkokių problemų. Tai keliaujam į Minecraft Launcherį. Čia aš jau esu įdiegimai skiltyje. Pavažiuoju šiek tiek žemyn. Taip, turim Fabric Loader 1.21.4. Būtinai paspaudžiam šituos 3 taškiukus ir keisti. Ir čia spaudžiam daugiau nustatymų. Ir būtinai pasidarom, kad būtų daugiau ramų naudojama.
Tai vėlgi, čia reikia žinoti kompiuteryje, kiek turit ramų. Aš turiu 16, tai drąsiai galiu skirti 8, tai įprastai čia būna 2, tai tiesiog ištrinam tą 2, pakeičiam į skaičių, kokį mes galim leisti ir spaudžiam išsaugoti. Pasileidžiam žaidimą ir kaip matote, pas mane rašo Minecraft 1.21.4, pasvirasis brūkšnelis, Fabric modded. Viskas. Pasileido, viskas tvarkoj, vadinasi, galime išjungti ir sukelti mūsų modus. O kad sukelti visus modus, keliaujam į paiešką, čia rašom procentai updata procentai, išlys štai toks aplankalas, greičiausiai Minecraftas pas jūs bus pačiam viršuje, tai atsidarom Minecrafto aplankalą, tada keliaujam prie mods ir sukeliam iš esmės beveik viską, tik tais nesukeliam BSL va šito tokio aplankalo, o daugiau viskas keliauja, dar netyčia įkėliau Fabric installerį, šito čia irgi nereikia. Tai va, turi būti visi štai čia modai. Čia galim uždaryti, vėl grįžtam ir bandom pasileisti Fabric žaidimą. Na va, aš jau žaidime, tai kaip matote yra 60 modų net ir kad viską įsijungti, tai dabar spaudžiam mods. Čia matysite visas modifikacijas, kurias mes turim. Pradžiai paspauskime ties iris ir čia mums atidarys tokį shader packs langą. Tai čia būtinai paspaudžiam shader pack folder ir žinoma įsidedam tuos BSL shaderius. Atkreipkite dėmesį, kad būtinai būtų 8.2.09, kitaip tai neveiks. O kai čia jau atsiranda mūsų BSL shaderiai, spaudžiam shader pack settings ir čia pamatysite, kad yra toks dalykas kaip photonics. Tai padarykit, kad photonics būtų on ir čia paspauskit apply, tada galite spausti done. Yra keli papildomi dalykai, kuriuos toj aptarsiu, dabar tiesiog pasijunkim į serverį, pasižiūrėkim, kaip viskas atrodo. Na ir štai mums čia šiek tiek rašo, kad gali būti visokių klaidų, šitas dalykas yra pakankamai naujas. Ir kaip matote, mūsų shaderiai veikia, aš matau savo šešėlį, nuo mėnulio ateina šviesa ir, atrodo tikrai įspūdingai ir tikrai super gražiai. Štai dar įjungiau dieną, kad tiesiog galėtume pasižiūrėti, apsižiūrėti ir jo, tai turim ray tracintus, nežinau kaip lietuviškai vardint, mūsų shaderius, kurie veikia ir, atrodo išties įspūdingai. Taip pat dar apie tuos nustatymus, tai šitas modas palaiko 3D blokus, tai kaip matot, aš esu pasidaręs, kad mano didelė žolė būtų 3D. Tai tą padaryti galima tiesiog nuėjus į mods, paspaudus photonic ir štai čia yra 3D blocks ir ray traced lights. Tai čia galite pasikonfigūruoti, pasimaigyt, aš čia nieko labai nemaigiau, lygiai taip pat čia, tik tai susiradau, kad kažką pakeist, pasižiūrėt, nes, čia yra tiesiog labai daug dalykų. Ir, tiesiog reikia tam laiko daug, tiesiog pabandyti, pasižiūrėti, kaip kam ir kas atrodo geriau. Tai šitaip, negaliu sakyti, kad labai paprasta, bet tikrai įdomu ir tikrai verta pabandyti šitą ray tracinimo varikliuką su shaderiais ir tiesiog, pasižiūrėti, kaip viskas įspūdingai atrodo. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!